Šiandien žaisiu žaidimą su Leila ir šiandieną mūsų keliančios bus išgyventi lėktuvo avariją. Ar jau gali eit, Leila, nes man jau nusibodo. Ne, negaliu. Kodėl? Visą žaidimą. Nu, tiesiog kodėl tu nenori? Aš nemėgstu žaidimus apie lėktuvus ir pati. Čia yra zombių režimas. Čia yra, kur yra zombių apokalipsė. Zombių apokalipsė. Įvyko, nu mes tiesiog... Gerai, bandysiu. Gerai, aš prie tavęs prisijungs, nes, žinai, aš jau miriau nuo zombių. Oi. Čia yra tiesiog avarija į zombių salą. Gerai, Hebra. Daug kas norėjo mano video. Aš kažkur atsiradau. Va, dabar gerai atsiradau. Tiesiog prisijung prie manęs. Gerai. Aš jau. Alio. Kur tu? Aš jau į lėktuvą lipu. Paspausk, ką gali ten, nu, kažkokį lėktuką žalią. Ir reikia pat į lėktuvą tada. Aš jau pačiam lėktuvą. Gerai. Aš atvarau. Pagaliau Hebra išėjo naujas video. Gerai. Kur tu? Kur? Aš pačiam pirmam. Gerai. Aš tada čia. Bet tiek daug žmonių, jo. Grinai, žaidžiu čia kažkur, nežinau, gal žiauriai daug žaidžiu. Man reikia pakviesti draugus į šį žaidimą. Ne, nereikia. Reikia. Aš pakviesiu, kad būtų daugiau žaidėjų ir mes geriau išgyventumėm. Alio. Aš visus savo filmus pakviesiu. Ir aš. Šičia pakviečiau, tave pakviečiau. Jo, nepakviečiau. Gerai, aš pakviečiau visus, kurie žaidžia. Ne, dabar mes apsižiūrim oro uostą, kol dar neskrenda šis lėktuvas. Dar 50 sekundžių liko. Ja. Gerai, jau 30 sekundžių, bet Hebra, jau dabar prasidėjo YouTube sezonas. Pagaliau mes vėl darysim videos. Dabar prasidėjo. Man tiesiog labai daug kur mokintis reikėjo, dabar viskas. Aha. Gerai, viskas gerai. Au, galime pradėti kilti? Bet šiaip net daugiau žmonių čia yra, nes aš pakviečiau. Žiūrėk. Mūsų lėktuvas, ne, pagaliau. Žinai, ką daro. Viskas. Valio! Dabar čia yra žiauriai daug žaidėjų, aš žinau, bet to reikės išgyventi zombius. Hebra, kas žino šį žaidimą, palaikinkit. Čia yra išgyventi zombius. Čia yra temperatūra, vanduo, maistas, gyvybės. Lėktuvas, kaip supras. Ką realiai lėktuvas? Ar jie atsitrenks į kalną kažkur? Bet aš iš tikrųjų netyčia taip apsirengiau biškutį zombių apie apokalipsės, nes pas mane kraujuota maikė per Robloxą. Gerai.
Mums reikia atidaryti lagaminus ir pažiūrėti, kas yra viduj. Noriu, ko nieks neleidžia man atsidaryti. Aš radau bananą, gerai. Man vėliau. Aš raudoną atidariau, bet jis ne... Kur visi išėjo? Visi išėjo išgyventi. Ai, va. O čia yra meška. O diev, čia yra meška. O, diev. Kad tik mėsą pasiimsim mes. Tiesiog reikia išgyventi šitą. Mes galim susikraftinti kažką. Mes galim... Gerai, supratau, čia jau tikras išgyvenimo žaidimas. Viskas, dabar jau naktis, bus zombiai. Čia kaip Minecraftas. Gerai, kažkas jau pasidarė laužą nuostabų, hebra. Pas mane yra bananas. Valio. Tai valgyk, kai išalgsi kažkada. Aš tiesiog einu ieškot kažkur belekur, aš tiesiog einu ieškot... O, grizlio meška. Man reikia nužudyti ir gauti mėsos. Ne grizlio meška, žinot, Antarktidos. Gerai. Man žiauriai pabiški temperatūra krenta. Čia yra meška. Jo. Kaip žmonės galėjo nužudyti? Oi. Ką taip jas nužudė? Jei. Gerai, ar aš gavau medienos, ar visiškai ne? Aš gavau. Gerai. Pirma diena. Čia šuo! O, visų mėgas. Šuo, koks mėgutis. Gerai, kad nieks nenori jo nužudyti. Man tiesiog reikia apieškoti kažkokius lagaminus. Eisiu į lėktuvą, kad nesušlapčiau. Man jau krenta Celsius. Kažkokį radau, kur galima atidaryti. Gerai, tu esi čia. Man reikia tai atidaryti. Tave. O, aš bananą radau. Aš radau žuvies ir bananą. Man atrodo, įmanoma prisiauginti lokį su žuvį. Aš žuvytę radau, kažkokį vandenį radau ir bananą radau. Aš radau šiaip lėktuvo lūženą. Ir man jau temperatūra krenta. Viskas. Aš tiesiog nieko nematau, man tiesiog reikia... Aš tiesiog lauksiu, kol mirsiu nuo kažko, nes aš nieko nematau. O, viskas, pagaliau. Nu, man jau šiaip... Aš eisiu į lėktuvą. Gerai, man reikia šiaip į lėktuvą taip pat eit, nes man jau Celsius pabiški krenta. Bet tau patiems šis žaidimas. Nu, jo. Hebra, kas norėsit antros dalies, būtinai palaikinkit. Ir dar jums pranešu. Neužilgo įsigysiu mikrofoną ir pas mane viskas gerai girdėsis. Jo. Dabar kur yra namai? Į mane ką tik nutrenkė žaibas. Aš tiesiog viską. Ką padaryti, jei pas mane mažėja gyvybė biškų? Ai, va, viskas panašiai. Ir aš turiu žuvies. Aš dar turiu bananą. Aš tiesiog pasiklydau, kur yra viskas. Aš iš tikrųjų biškutį irgi. O, Bet viskas. aš prie lėktuvo biškutį. Nuostabu, aš gavau medienos. Matau jau žmogų, kur kažkas nukirto jam galvą. Ar jis nori vandenuko? Prie manęs lokis kažkoks.
Nemirk. Ką pas mane rimta? Nemirk tada. Nuostabu. Čia šitas lokys. Čia jau blogai. Čia jau stipresni lokiai. O, kažkas ką tik ją nužudė. Aš. Ir iš ką tik gavau žuvies, ir aš 2 žuvies gavau. Man atrodo, įmanoma prisiauginti lokį su žuvim. Ne, neįmanoma. Aš miriau. Kodėl prie manęs lenda šuo? Aš miriau. Tiesiog Kodėl tu mirėjai? iš naujo pradedam žaidimą. Gal tiesiog mes padarykim privatų serverį. O dėl ko tu mirėjai? Nu, dėl kažkokio grizlio meškos. Grynai, aš potato radau. Aš tiek daug ką radau, o tu mirėjai. Nieko tokį turėsiu išeiti iš žaidimo. Palauk, aš kol kas pagersiu biškutį. Gerai. Ir bananą suvalgysiu. Ir žuvytį biškutį suvalgysiu. Tu net nebiški valgai. Gerai, lauksiu, kol prisijungsiu. Bet kodėl tu mirėjai? Nu, aš sakau, kažkodėl tos meškos labai visą trukdo, jo? Aha. Supratau. Bet kodėl tu ne privatų serverį? O, grynai. Nieko tokio. Tu norėjai. Gerai, tiesiog aš padarysiu savo privatų serverį, po to prisijungsiu. Prašau, aš nenoriu, kad tu... Gerai, nuostabu. Gerai, tu pasakyk, kaip padarysi privatų serverį. Gerai. Aš tuoj grįšiu, palauk. Sveikatas. Ačiū. Gerai. Sveikatas. Aš tuoj grįšiu. Gerai. Gerai, Hebra, man reik serverį. Va. Man reik mažiausią serverį pasaulyje. O, 10 robuxų turim tai. O, man teks tiesiog žaisti. O, kaip blogai, man tiesiog teks žaisti su ja. Gerai. Tiesiog paprastas serveris bus. O, man sudonca kameras ir vien 3 dienas. Ačiū, vadelis. Eik į mano serverį. Labas, grįžau. Čia yra žiūrėk, čia yra sunkus režimas, yra jūros režimas, desert, forest, lavos režimas. Man atrodo, islamnos režimas sunkiausias. Mums reikia paprastą lengvą režimą. Dabar ateina pas mane. Klauso. Kodėl aš negaliu prisijungti? Gal pilna žaidėjų? Tai padaryk privatų serverį. Aš negaliu, jis kainuoja. Nes sakė, kada žmonės dabar visi išvyks kažkur? Ir daug reikia laukti, kada... Va, pagaliau. Jo, nes jie išvyko. Gerai. Gerai, dabar aš tavęs laukiu. Check-in. Ačiū, aš tau žiauriai ačiū. Man reikia tiek lagaminų. Aš pasidariau tiek lagaminų, kad aš išgyvenčiau. Visi lagaminai turi būti šičia. Gerai. Varau. Gerai, aš jau į lėktuvą įlipau. Net neįlipai.
Telipau, jei nežinau. Nu gerai, einu pasižiūrėti. Aš O, šiandien... dar labiau dėdinė. O, dar žinau. O, man kas įdėjo. Kodėl? Ar turim tai lėktuvę? O, gerai. Gal čia O, buvo... gerai. Gerai. Ir tokio. Kur aš? Ką tik atsiradau. Tu lėktuvė. Aš ne lėktuvė. Aš kažkur mane nuteleportino. Mane kažkoks žmogus pagrobė. Jis sako, to paskutiniai žodžiai. Jakauju, aš čia. Gaisas. Man čiauriai čia nepatinka sėdėti, kad čia nėra lango. Čia mano vieta. Čia mano vieta. Nu, aš negaliu atsisės. O, tas mane kalbas. Ne, grinai, kodėl aš negaliu atsisės? Jei tiesiog aš atsisėsiu, va, taip neįmanoma. O, žiūrėkit, aš kapitonas. Nuostabu. O, aš nesuprantu, hebra. Ne. Man to nereikia. Einu tiesiog pasidaryk reset. Kodėl? Tu kad normaliai atsisėsti. Ne. Ne, gerai. Aš turiu tiesiog varau. Aš tiesiog turiu... Man žiauriai bloga nuotaika, kad aš miriau tiesiog nuo grizlio. Nuo grizlio, žinot ko. Man tu užstrigai. Sakau kažkas, retai. Net tokio... Tu man tiesiog vietoj stovėjai. Ant savo vietos. Supratau. Gerai viskas. Žaidimas prasideda. O tu nors spėjai lipti į lėktuvą ir Taip. atsisėsti. Nespėjau. Tai mes be tavęs atvažiavom, jo? Ne, juokauju, spėjau, aš net žaidime. Gerai, pas mane Celsius normalus. Atsisėskite. Gerai. A, jo, matau tave. Kodėl mes iš vis dabar kitoje vietoje? O, Jėzu. Net jau tikroviška avarija. Gerai, visi veikia, žiūri lagaminus, aš einu medienos. Kodėl visi pasiema tą medieną? Grina. Gerai, aš tiesiog matau kažkokį didžiapėdžio batus, pėdsakus, kurie kažkur, kur mane veda. Ir tokio. Viskas gerai. O, nu da, nuostabu, dar prasidėjo naktis. Gerai. Man reikia sulaikyti metalą. Mane jau 7 yra kažkokie. Buvai. Kai man tiesiog reikia, man nereikia craftintis, man reikia sunaikinti metalą.
Oi, man tiesiog reikia metalą sunaikinti. Alio. Kodėl čia nėra grinai zombių? Leila, kodėl čia nėra zombių? Grinai. Nu kas tavo yra, aš jau buvau beveik baigęs metalą sugriauti. Aš tiesiog lauksiu, kol sugriausiu metalą. Aš turiu patato, vandens, po to žuvį, bananą. A tau patinka šis žaidimas? Bananą ir bananą. Jo, man patinka šis žaidimas. Taip aš gavau savo metalą. Opa. Gerai, vis prasideda audra. Čia jau Audra? Jo, Gerai, aš eisiu. ja, gerai. Man tiesiog reikia varyti, kur yra geresnis Celsius, kur žinot yra kas. O, aš čia galiu. Žinot, ką aš čia galiu padaryti. Nuostabu. Aš galiu susikraftinti lanką. O, Dieve. Dabar tipo miegoja. Nu jo. Ir tiesiog aš nužudysiu toj mešką, nes aš galiu susikraftinti lanką. Aš turiu lanką. Man tai liko suieškoti Aš neturiu. Matau mešką. Žiauriai ačiū. Ir tiesiog vogė iš manęs, žinot ką. Gerai. Ar ten didžiapėdis? Kur zombiai? A, ne. Čia būtų zombiai iš vis. Ne, nebūna. Nu čia ruošia, nu čia grinai rašė zombių išgyvenimas. Aš suprantu, kodėl tai nerašo. Nu, taip rašė, bet, O gal žinai, po to bus? O gal po to bus? nu gal. Rašykit komentarus, ar tai bus. Man tiesiog reikia nužudyti mešką. Čia kai Minecraftas, man tiesiog reikia nužudyti mešką. Čia galima gauti vandens. Jo, o aš ką tik, kai mane trenkė žaibas ir aš vos nemiriau. O ne. Čia žiauriai daug meškų. Gerai, nuostabu. Aš viską pasiėmiau. Aš gavau žiauriai daug maisto. Kur tu esi iš vis? Eina prie lėktuvo, gerai. Mes pasimaininsim. Tu man duosi... Aš tai savo vandens norėjau įpilti. Aš įpiliau Žiūrėk, savo žiūrėk. vandens, pas mane dabar čia 4 stiklinės vandens. Gali baigt. Nu, tiesiog jį išgėrei. Man tiesiog... Anksčiau galėjau duoti maistą. Nu, viskas, suvalgysiu tada aš viską. Kodėl tas šuo tiesiog paresekioja? Ir dar blius negalim prisiauginti meškos. Ateik į lėktuvą, ateik į lėktuvą. Aš galiu prisiauginti katę. Čia šuo. Bet... Markas Rovlodo... Ką? Nu, gal jie norėjo parašyti cat, nes čia buvo parašyta su žuvim galiu prisiauginti katę. Jo. Čia meška, atsargiai. Ne, nu kodėl aš miriau? Mes vėl turėsim iš naujo žaisti. Dėl kažkokios sušiktos meškos. Gal tiesiog
nežaidžiam šitą. O, tiesiog žinai, ką padarysiu? Aš prisijungsiu tokį privatų serverį. Nors negalima. Tiek to. Nebus jokio serverio. Man labai gaila. Tiesiog aš nesupratau, tos meškos visą trukdo grinai. Aš žinau, ką mes galim padaryti. Ką? Eiti kažkur labai toli į mišką, labai giliai ir pasidaryti savo bazę. Taip neįmanoma. Įmanoma? Įmanoma, nu tai aišku. Nu taip. Aišku, kad įmanoma. Kaip gali būti neįmanoma? Aišku, tada darom. Nu tada aš tiesiog, man tiesiog reikės 10 medienos kažkur gauti metalo, reikės pasidaryti laužą, lanką pasidaryti. Bet tau patinka šis žaidimas. Jei mes nemirtume. Jo, man patinka, bet geriau tada nedarom ten kažkur giliai miške, ten savo bazę nedarom geriau. Tiesiog būnam lėktuvė ir viskas. Man tai tavo idėja nelabai kokia. Tu supranti, kad gali žaidėjai ateiti ir čestus visus paimti, sulaužyti tavo visą kitą ir tada tiesiog taip pasakys, ačiū tau labai, kad davei man medienos, visą kitą. Gerai, viskas, 70 sekundžių liko. Laik! Šiaip geriau yra labai giliai. Šiaip yra geriau labai giliai pasislėpti miške. Bet ten žiauriai daug zombių gali būti, grizlių, meškų labai daug. Bet nieko, aš pasidarysiu savo karalystę. Man ką tik išsikrovė telefonas. Nu. Kaip aš negaliu to telefonas. Gerai. Gal netinka tas laidas. Turi geresnio. Alio, veik telefoną. Gerai, prasideda valia ant stalų. Ateiviai, aišku, mūsų daužo. Nu va. Asfaltuoja gali tiesiog. Gerai. Alio, kodėl aš negaliu tiesiog, žinot, ką daryti. Man reikia tiesiog tave ištyrinti, nuostabu. Telefonas. Ir kur aš einu, aš tiesiog nesuprantu. Leila. Skambė. Žinai, mano telefonas buvo išsikrovęs.
Gerai. Dabar mes susitinkam prie lėktuvo. Gerai? Bet dar noriu pasakyti vieną paimą dalyką. Pas mane nei vieno produkto nėra. Tai tavo irgi išsikrovė? Ne. Yra, bet pas mane žaidimą niekas neseka, tai dar aš greit mirsiu žaidimą, man atrodo. Ne, tokia eik prie mūsų bazės? Lėktuvas, nėra visokių ten maisto. Aš tau galiu netgi labai duoti daug maisto, nesiaudink. Tiesiog pas mane nulis inventorių. Tai tiesiog surištas žmogus kažkodėl. Surištas? Jo. Jo. Nu, jis jos surištas. O, labas. Gerai, sek mane, einam pasidarysim bazę. O mūsų bazė nebus lėktuve? Ne? Einam. Bus lėktuve? Gerai. Kažkur kalne gal pasidarykim. Jei nežinojai, kalne nelabai daug gyvena miškų, nes jom nepatinka kalne gyventi. Gerai, aš galiu susikraftinti daug dalykų, šautuvą, labai daug kėdę galiu susikraftinti. Wow, palapinė, dar reikia daugiau, kad palapinė. Gal sakyčiau, čia padarom bazę. Aš tau padėsiu. Tai aš padėsiu fireplace. Va, viskas. Nieko. Žiūrėk, šviesa. Ką tik tada pateikė žaibas, jo? Jo. Tiesiog reikia pasidaryti stogą ir viskas. Tiesiog būk prie laužo. Aš turiu lanką, jei reikėtų kažkam. Gerai, ir plainą. Aš šiaip noriu pasidaryti. Ai, ne, neįvalgo, gerai. Galvoju. Ui. Ai, gerai. Už kastuvus galiu pasigaminti, tik reikia daugiau žinau. Aš galėjau susikraftinti potato fermą. O, Dieve, čia geras žaidimas. Tiek tokio aš dabar susikraftinsiu galvą. Ko aš tau galiu susikraftinti? Kas, kompas? Ne. Aišku, kad yra. Nu jo, yra. O šautuvą galiu dar susikraftinti. Žiūrėk, aš turiu šautuvą. Geras, bet kam tu jį pasidarėjai? Reikia mums namą pasidaryti. Tiksliai, gerai. Tu pabūk bazėje, gerai? O aš einu rinkti medienos, kažkokių dalykų. Einu į urvus, nes aš su šautuvu, aš nebijau. Tu pabūk savo bazėje, nes taip ir turi būti. Šitas urvas tikrai ne juokas. Gerai, grįžau su labai geru dalyku. Maistu. Bananą, fish, potato ir aš tau duosiu lanką. Kodėl tu ne savo bazėj? Nu, aš tau sakiau likt.
gavau. Dabar pasimesim per tave, nebebus jau bazės. Aš pasirinkau biškut medienos. A, jau matau. Atsiprašau, aš nenorėjau. La, mama, tai pasirinkt? A, gerai, supratau. O, ne, tai mano mediena, alio. Nu, neik, ten mano mediena. Nedaug dėja dar TV menas pasirinks. Nu, alio. Gerai. Aš numiriau, todėl kad pas mane man reikėjo valgyti ir gerti. O, nu aš, nu sakiau neįti, žinai kur. Nu, ką aš tau sakiau, klausyk manęs. Bet aš nenoriu žaisti robotą. Tau labai patiktų šitas žaidimas, jei tu manęs klausytum. Jei paskutinis kartas, jei tu versi viskas, eisim į tavo žaidimą, obi. Aš obise propė, žinok. Nu, ja. Dabar gali eit greitai žaist, žinai ką. Prašau. Čia obis. Sužinau, kad šitam žaidime taip pat yra obis. Jo, ir aš ten noriu eiti. Bet tu negali, nes tu neprisijungiai. Tu prisijung mane. Ne, tu. 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 Tiesiog tu prisijung ir viskas. Čia tau žiauriai lengvas hobį. Ir čia tu pradėjai hobį. Ar tu man prisijungiai prie manęs? Ne. Kad tu gali prisijungt? Gal tu gali prie manęs? Nu, aš sakau, tu prie manęs, kiek galima? Tu prisijung prie manęs. Tu prisijung, nu kiek gali, nesuprantu, tu. Tu, ne aš. Aš lauksiu, gal tu neprisijungsi. Aš praeinu hobį man. A tu gali prisijungt, nesuprantat, ką... Tu galvoji, tau labai patiktų, jei aš tai tau daryčiau. Tu supranti, kad čia yra zombiai. Čia gerai nežinom. Jie yra, tik žinai, ką reikia padaryti. Žiūrėk. Nemirti. Ne. Žiūrėk, pirmą tu visada radai sniego skrydį. Tu nespausk ant sniego skrydžio. Eik, apačion ir tu rasi zombių, eik trečiam, kur gali, ir tu rasi zombių skrydis. Nežinomas. 25 žaidėjai. Čia yra zombių skrydis. Tiesiog į apačią reik paeiti, kur tau rodo book flying to you got 3 days. Palauk, kur tu aš jau prisijungiu? Nu, aš laukiu. Kur tu lauki? Nu, laukiu tavęs, jau tu bent zombių skrydį. Nes aš tai zombių. Tu esi zombių? Kur tu iš vis, tu man pradė
sakyti, va čia yra Žiūrėk. Ne, viskas gerai. Tiesiog paspausk ant manęs zombį. Nu, ne ant manęs, bet tiesiog žinai, kaip tau paaiškinti, nes suprantu, kad tu nesuprasi. Nu, aš tau viską... Prisijungti ar ką padaryti. Žiūrėk, kada tau išmeta knygą, tu tiesiog visada spaudi tu visada spaudi kažkokį pirmą dalyką. Tau reikia pačio neiti ir ten yra zombių skrydis. Ir nusiteleportinti į vietą. Man ta depresija žiauriai kyla. Viskas, aš nenoriu žaisti. Va, zombių skrydis. Check in, va šitą paspausk ant mėlyno. Knygą paspaudžiu. Va viskas. Ir zombių skrydis. Tai liko mum eiti lėktuvą ir viskas. Pagaliau bus zombių režimas. Ir tau bus įdomiau žaisti. O, žiūrėk, aš kapitonas dabar būsiu. Ir, Pirkti, jeigu kaunai. Žiūrėk, ir dar plius, mes darysim privatų serverį. Nu, jau bus. Pagaliau. Aš nesuprantu, kodėl šitas lėktuvas nenori skristi. Ne, hebra, ilgai padariau video, bet dar pabandysim. Kas? Gal tiesiog, žinai ką darom, gal tiesiog iškart. Jo, aš tiesiog padarysiu parkūrą, tiesiog gali taip pat daryti parkūrą, kol lauksi, žinai ko. Gerai. O, aš to matysiu. Ops. O, tas Sigma. Gerai. Nuostabu. Ne. Aš grynas Edvis, nes Edvis yra nūbas parkūro. Jo, jūs visi galvojat, kad jis profas. Jis net pats prisipažino, kad nūbas. Nu, kiek gali? Gerai. Kaip aš nesuprantu aš šito parkūro. Kaip aš šito parkūro veikti? Gerai. B. R. Gerai, C. V. Leila. Ai, gerai, tu čia. C. M. R. O. Aš tiesiog nekenčiu parkūro, jis toks sunkus. Aš grįžau. Parkūras toks sunkus. Tu esi. Man rodo, kad tu čia. Man rodo, kad tu sėdi. Gerai, jau 30 sekundžių. Liko, tai aš jau varau. Ir šiandien mes Leila bandysim išgyventi 10 dienų. Pas mane intikas pasiekiamas. Ne, kažkoks prisijungė debilas prie mūsų. Kažkoks Virik Kid. Nes jauninkis nespės. Valio, jis nespėjo. Mane to išmes iš žaidimo, aš žinau. Tu esi neturėtų išmesti iš žaidimo, nes jau tu teleportinam. Va, neišmetė. Pas mane intikas pasiekiamas. Nu, visi tai žino. Bet buvo neišmetė tokio. Lėktuvas! O stebėlas spėjo. Au. Vau, čia yra miestas. Nebe miškas. Oh my god. Čia gryna kaip tikra zombio apokalipsė. Jo.
bet aš apsirengiau kaip. Mūsų lėktuvui kažkas... Aš nemaikė kraujuo. Iš karto matau, zombiai mus seka. Reikia iškart pasigamint šautuvą. Neįmanoma. Jie taip mane greit nužudė. Tu mirsi garantuoju iškart. Aš žinau, ką man tiesiog reikėjo padaryti. Man tiesiog reikėjo tą sieną uždaryti, kad jie negalėtų manęs nužudyti. O, Dieve. Aš nemiriau dar vis. Gerai, lauksiu, kol mirsi, nes zombiai visada žino, kur tu esi. Alio. Kažkaip nenoriu aš žaisti ar leisti. Tai gal nori obi? Tu išrink žaidimą, bet ne apie lėktuvus ir ne apie apokalipsus. O gal tada nori tą žaidimą, kur anksčiau Ai, nu gerai, ne. Nu gerai. Nu, minėjai tą zombio apokalipsę, tą kitą, atsimeni? Ai, nu gal ir noriu. Gerai, to aš eisiu į jį. Bet privatų serverį. A, jo, kaip tik reikia privatų serverį, nes visi žmonės išnaikins mano bazę. Gerai. Nu tai ačiū, kad žiūrėt kanalą. Iki kito karto.